Giesmė apie pasaulio sukūrimą. Dievui buvo pasaulio sukūrimas lengvas dalykas. Apie tai nėra parašyta knygų. Tik šis žodis stovi šventame rašte. Pradžioje sutvėrė Dievas dangų ir žemę. Kokie dideli yra Dievo darbai, koks mažas palyginant yra žmogus. Viskas, kas sukurta, yra tik pėdsakas mūsų Dievo, kurį mes žmonės galime matyti ir jo stebėtis. O kokia galinga yra didybė ir šlovė, dangus gaubia visą kūrybą. Kur ji prasideda, kur ji baigėsi, taip pasilieka mums paslaptis. Ar tu žinai, kad ir mes žmonės esame apsupti paslapties? Iš kur aš ateinu, kur aš nueinu? Kodėl aš galiu džiaugtis, kai aš matau gražius dalykus, kodėl aš esu nuliūdęs, kai jie vėl sunyksta? Kas tai yra manyje? Kas man pasakys skirtumą tarp to, kas yra teisinga ir kas neteisinga? Kodėl aš ieškau gyvenimo prasmės, kodėl aš bijau mirties? Tu ir aš, mes esame dalis šio pasaulio. Bet mes ieškome daugiau. Mumyse yra pasiilgimas nesikeičiančio, tikro, pasiliekančio Dievo paties. Mes galime iš tikrųjų suprasti, kas yra išviršinėme pasaulyje, mes galime daug matyti, girdėti ir apčiuopti. Bet kai mes norime asmeniškai pažinti Dievą, kūrėją visos esybės, mes turime eiti kitų kelių. Žmogus gamtos mokslus kruopščiai ištyrinėja, bet dvasiškoje pusėje Dievas padaro pirmą žingsnį, nes žmogus negali iš savęs ateiti pas Dievą. Jis nori, kad mes galėtume jį suprasti ir jį pažinti. Taip jis net dabar gali būti visai arti prie tavęs. O kai jis yra arti mūsų, tai jis nori mums ir kai ką pasakyti. Žinoma, tam reikia visiškai nutilti, kad mes galėtume išgirsti jo balsą. Tu gali pažinti Dievą, kai tu žengsi 4 paprastus žingsnius. Pirmas žingsnis yra tas – išpažinti, kad Dievas tave myli ir kad jis su tavo gyvenimu nori ką pradėti. Pasaulis per jį yra stebuklingai ir tobulai sukurtas. Tai mes žmonės, kurios jis irgi sutvėrė, esame 1000-ropai brangesni už visą kūrybą ir turtus šioje žemėje. Žmogus yra vainikas jo kūrybos. Jis sako, sutverkime žmonės atvaizdu mums lygų. Tai reiškia, kad Dievas tave tokį sukūrė, kad tu su juo turėtumei asmeniškus santykius. Tik tada tu rasi savo gyvenime išpildymo ir laimės. Jis yra Dievas tikros meilės ir jo meilė yra stipri, šventa ir teisinga. Dievas yra visiškai tyrus. Jis yra šviesa. Šventasis raštas sako, kad jis yra šviesesnis už 1000 saulių. Jame nėra jokios tamsybės. Jis, kuris žmogų sukūrė, norėjo, kad žmogus ramybėje ir meilėje gyventų tikrą prasmingą gyvenimą. Gražu, gerai. Tu sakai, jei taip yra, tai kodėl yra tiek kančių, žiaurumų, nusivylimų pasaulyje? O kodėl manyje yra tokia tuštuma? Kodėl manyje slypi ilgesys? Atsakymą tu randi, padarydamas antrą žingsnį. Tu jį gausi atsakydamas į klausimą, ar tu jau pagalvoji apie tai, kad tu esi nuodėmingas. Mums būtų maloniausia, kad niekas mums to neprimintų. Taip yra. Todėl tu neturi ryšį su savo kūrėju. Nuodėmė yra pasipriešinimas Dievui ir giliausia priežastis visos mūsų nelaimės. Tai atsitiko su pirmais žmonėmis.
Ji buvo sutverti, kad jie pasiliktų visada ryšyje su Kūrėju. Gili ramybė ir pilna santaika buvo tuomet jų draugystė su visagaliu Dievu. Bet staiga buvo ši draugystė per žmonių nepaklusnumą pažeista. Šventame rašte parašyta, kad žmonės, kurie su laiku žemę apgyvendino, buvo visur lygus. Jie viską gaudavo iš Dievo, gyveno kiekvieną dieną iš jo malonės ir neparodė jam garbės, kuri jam priklausė. Jie jį atmetė, prieš jį murmėjo, buvo išdidus, savanaudai ir nedėkingi. Šiandieną yra taip pat. Kiek kartų Dievas sakė žmonėms, kad jie grįžtų nuo savo netikro kelio, bet jie jo neklausė. Jų mintis ir jų darbai buvo toli nuo jo, jie susikūrė savo dievaičius, pasidavė prietarams, o kas iš to išėjo? Neapykanta, pavydas, geismas, nesantaika, karas, vienas kito naikinimas. O tai pasiliko iki šios dienos. Žmonėse įsigalėjo tamsybė. Taip, kas nori eiti be Dievo, tas eina tamsybėje ir yra pražuvęs. Dabar ateiname prie trečio žingsnio. Ar tu žinai, kad Dievas tave myli, nežiūrint tavo nuodėmių? Todėl jis savo sūnų Jėzų Kristų siuntė į šį tamsų pasaulį. Kai žmonės nebeieškojo Dievo, tai Dievas žmonės ieško. O kai žmonės nebegalėjo ateiti pas jį, jis atėjo per Jėzų Kristų pas mus. Biblija sako, kai laikas atėjo, Dievas siuntė mums savo sūnų, gimusį iš mergaitės. Taip Dievas mylėjo pasaulį, kad jis atidavė vienagimį savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jėzus Kristus atėjo, kad mes vėl turėtume draugystę su Dievu, bet tai jis apmokėjo savo gyvybę. Jis pats buvo be nuodėmės, bet jis atpirko mūsų nuodėmės. Prie kryžiaus už mus kentė bausmę. Po 3 dienų jis vėl prisikėlė iš numirusiųjų, jis nugalėjo mirtį ir šėtoną. Vėliau sugrįžo į dangų, iš kur jis ir atėjo. Dabar jis yra pas Tėvą. Jis yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo. Jėzus kartą sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas neateina pas Tėvą kaip per mane. Tai reiškia, kad mes Jėzuje asmenišką ryšį su Dievu turime. Jėzus yra tiltas per gilią prarają. Tik jis gali mus vesti prie Dievo. Žinia, kad egzistuoja tiltas, dar nieko nepadeda. Mes turime eiti per tiltą, tai reiškia tikėti. No
Ketvirtas žingsnis sako mums: priimk Jėzų Kristų kaip savo asmenišką išganytoją savo gyvenime. Išpažink Dievui savo nuodėmes ir sakyk jam, kad jas apgaili. Prašyk jį, kad jis tau dėl Jėzaus atleistų. Sakyk jam ir tai, kad tu dabar nori užbaigti seną gyvenimą be Jėzaus ir naują gyvenimą pradėti su Jėzumi. Jis tau dovanos naują gyvenimą, nežiūrint tuo, koks pirma buvo, ir prie to nuostabi draugystė su juo. Jėzaus balsas štai šaukia tave, nuodėmingas ateik pas mane. Kodėl tu jo meilę neigi? Ateik pas jį, pas Jėzus skubiai. Ar tau gaila pasaulio džiaugsmų? Argi Jėzų atstumsi dėl jų? Skubėk tu sau jį išsirink. Ateik, ateik, ateik pas jį, pas Jėzus skubėk. Ten malonė pasveikins tave, sunkia kova, kai baigsi tu čia. O drauge ilgiau nebegaišk. Ateik, ateik, ateik pas jį, pas Jėzus skubėk. Tu dabar girdėjai apie Dievo pasiūlymą. Rytoj gal proga bus praėjusi. Tada gali būti per vėlu. Juk tu nežinai, kas bus rytoj. Dėl to Biblija dažnai sako: dabar yra tikras laikas. Prašyk gyvąjį Kristų, kad jis ateitų į tavo gyvenimą. Melsti reikia, kalbėti su Dievu. Tu gali tą žingsnį kaip tik dabar padaryti. Kalbėk su jo visai paprastais žodžiais. Tau bus atleista ir šventoji Dievo dvasia apims tavo gyvenimą. Jis pakeis tavo mintis ir tavo charakterį ir gyvens tavo širdyje. Tik tada visas tavo gyvenimas vėl įgaus prasmę. Per Dievo jėgą tu galėsi gyventi, kaip jam patiks. Neįsižadėk tos progos, kalbėk su Dievu. Galima šitokiais žodžiais: brangus Dieve, aš tau dėkoju, kad tu man savo malonėje apreiškei didelį savo meilę. Tu žinai, kad aš nusidėjau ir esu pražuvęs. Prašau, pasigailėk manęs
ir atleisk mano kaltę, nuodėmę. Aš tau dėkoju, kad Jėzus Kristus atėjo dėl manęs asmeniškai ir už mane mirė, kad mane išvaduotų. Aš tau dėkoju, kad jo pralietas kraujas mane švarina nuo visų nuodėmių. Prašau, ateik dabar į mano gyvenimą ir vesk mane nuo dabar. Aš tau dėkoju, kad aš dabar galiu būti tavo kūdikis. Amen. Per Jėzaus mirtį žmogaus santykis su Dievu tapo visai kitoks. Dievas myli žmonės be sąlygų ir atleidžia visas kaltes, tai atnaujina gyvenimą. Pas Dievo kūdikį viskas atsinaujina. Būtų blogai, kad gyventumei toliau visai kaip kiti, kurie nieko nežino apie Jėzų arba nenori žinoti. Jėzus prisikėlė mums visiems, kurie jį tikime, padarė kelią laisvą į naują gyvenimą su jo kartu. Bet vien žinia apie naują gyvenimą tau nieko nepadeda. Tu turi ir pagal tai gyventi. Tai reiškia, naujame Dievo kelyje. Žodžio palyda, kuris tau sako, ką jis laukia iš tavęs ir ką tu turi daryti. Tai tu rasi šventajame rašte. Jei tu nori pasilikti ištikimas gyvam viešpačiui, tai jis duos teisingai suprasti savo žodį. Taip jis tau ne tik sekmadienį ką pasakys, bet jis bus tau ir kelrodis visiems klausimams kasdien. Tai jis mums pažadėjo per šventą dvasią. Šventoji dvasia pripildo mus jėga Dievo žodžiui tapti paklusniais. Jis nori mums padėti tai padaryti, kas Dievo akivaizdoje ir prieš žmonės yra teisinga. Taip paprastai tai yra. Taip lyg po ilgos žiemos saulė vis labiau vėl įgauna daugiau jėgos, šildo. Tada ištirpsta bematant sniegas ir ledas. Lankos pradeda žaliuoti ir gėlės pradeda žydėti. Ir tai saulės dėka. Aš laisvas Jėzuje tapau, šioj žemė dangų pajutau, prispaustas skausmo ar varguos, mylėsiu Jėzų visados. Alleluja, giedosiu aš, kaltes atleido man visas, ar jūroj ar sausumoje, kur Jėzus ten dangus yra. O kaip toli dangus man jau, kol Jėzaus žvilgsnį pamačiau. Gyvybė gimė sieloje, meilė sužibo širdyje. Alleluja, giedosiu aš, kaltes atleido man visas, ar jūroj ar sausumoje, kur Jėzus ten dangus yra. Argi svarbu, kur gyvenu, nors ir slėny ar ant kalnų, ar būtų rūmas ar pirkia, kur
sausumoje, kur Jėzus ten dangus yra. Taip ir pas tave viskas pasikeičia, kai Jėzus šviečia tavo gyvenime. Tada ir pas tave ledas pradeda tirpti, kuris tave užkėtino. Kitų žmonių akivaizdoj, kurie tau nėra simpatiški, taip atsitinka dar daug daugiau. Iš nepastovaus žmogaus pasidaro toks, kurio galima pilnai ir visiškai pasitikėti. Girtuoklis gali būti išlaisvintas nuo savo ligoto pageidavimo. Vagis nebeturi vogti, nebereikia keiktis ir meluoti. Vyrui nereikia slėpti nieko nuo savo žmonos, moteriai nuo savo vyrų, vaikams nuo savo tėvų ir atvirkščiai. Galime vesti atvirą, aišku gyvenimą, kuris tikėjo prietarams, dabar pasitikė vien Dievu, nes tai yra aišku, kur tikėjimas išeina per duris, ten prietarai įeina per langą. Kas tiki į Jėzų, to gyvenime įsipildo šie švento rašto žodžiai. Aš esu viešpats, tavo Dievas, tu neturi turėti kitų dievų šalia manęs. Dabar galima gyventi, kaip priežodis sako, ko tu nenori, kad tau darytų, to nedaryk kitam. Taip viešpatauja meilė, o tai šeimoje, tarp vyro ir moters, tarp tėvų ir vaikų, tarp jaunų ir senų, tarp neturtingų ir turtingų. Ar tu nemanai, kad toks gyvenimas, kuris turi tiek šviesos ir šilumos, spindi kitiems žmonėms, kurie nieko nežino apie tavo džiaugsmą ir laisvę, kuri duoda galią tau padaryti gerą? Kas į Kristų pažvelgs su viltim širdyje, tas ramybę įgis pilnumoj. Mielas drauge, pažvelk, kaip pamilęs tave, už pasaulį aukojo save. Žvelk, žvelk, tik pažvelk, įžaizdas ir erškėčių vainiką žiūrėk ir galingai jo meilei tikėk. Išvadavo tave jis nuo teismo audros, kuomet mirė ant kryžiaus skausmuos. O mirtie, kur gilys, kuo mane bauginai, uždaryti bedugnis nasrai. Žvelk, žvelk, tik pažvelk, įžaizdas ir erškėčių vainiką žiūrėk ir galingai jo meilei tikėk. Lyg našta netasybė dar slėgia visus, lyg kalėjimų jungas kartus, bet už nuodėmes tavo jis kentė kantriai, dėl tave jam uždėti var
tik skubėki prie kryžiaus, prie Kristaus greičiau, brango dovaną gausi tuojau. Žvelk, žvelk, tik pažvelk į žaizdas ir erškėčių vainiką žiūrėk ir galingai jo meilei tikėk. Žmogus, kuris Jėzui yra ištikimas, yra kaip atvira knyga. Galima per tai matyti, ką Dievo malonė per Jėzų daro. Kažkas pasakė, kai matau tikrą krikščionį, tai man sunku netikėti į Dievą. Žmogus, kuris seka Jėzų, turi turėti draugystę su vienminčiais žmonėmis, su žmonėmis, kurie myli viešpatį Jėzų ir su juo yra surišti, kurie laukia jo sugrįžimo. Mums nereikia bijotis, kiekvienam Dievo kūdikiui pažadėta mūsų viešpaties. Aš esu su jumis per visas dienas iki amžiaus pabaigos. Tiesa, naujame gyvenime su viešpatimi neprapuola visos problemos iš karto. Bet mes žinome, kad mes niekad nesame vieni. Jėzus sakė, aš tave niekad nepaliksiu be savo pagalbos ir tavęs neapleisiu. Nėra nieko vidinio ar išorinio, ko jis negalėtų įveikti. Tikrai apsimoka vesti gyvenimą su Jėzumi. Koks pagrindas tvirtas šventi viešpaties, jums dėtas tikėjimo jo žodyje, ką dar pasakyti galėtų jis čia, jums apsaugos jo, kurią ieškojote. O nesibijok, su tavim aš esu, aš Dievas tavasis, pagalbą nešiu, sutvirtinsiu, gelbėsiu tau pastovėt prie rankos galingos, gali nedrebėt. Jei glaudėsi siela prie Jėzaus ilsėt, neleisiu jos priešui niekad nugalėt, nors pragaras stengtus pajudinti ją, aš jos nepaleisiu, betgi niekada. Koks pagrindas tvirtas šventi viešpaties, jums dėtas tikėjimo jo žodyje, ką dar pasakyti galėtų jis čia, jums apsaugos jo, kurią ieškojote. O nesibijok, su tavim aš esu, aš Dievas tavasis, pagalbą nešiu.
твой, не